puikiai žinome pasakas apie pelelę. Apie piktą raganą, kuri užnuodėjo obuolių snieguolę. Ir užburė miegančią gražuolę, kad šis įdurtų adatą. Ir mes visi puikiai žinome tas laimingas pabaigas, kai princai išgelbėjo savo princeses. Bet ši pasaka ne apie tai. Vieną kūčių vakarą visa pirma susėdo šventinį vakarienį. Visi valgė ir gėrė ir valgė, tol, kol užmigo. O tada viskas ir prasidėjo. Beje, pamiršau pasakyti, kad šios pasakos pavadinimas Kaip Šimkus kalėdą suvokė. Pasilgot, ane? Ką mėgat, ane? Būtų greitai grimis ir nulosiu, ane? Ką tu matai? Tačiau Šimkus nepastebėjo, kad vienas žmogus nemiegojo ir matė, ką jis veikia. Ko tu nemėgi, ką? Ką tu čia darai dabar man pasakai va? Ką nori, tą darau, nesėkime. Žinai, ką tu padarysiu? Niekas tu Aš man dabar pasakysiu va. Tada Šimkus čiumpa eglę, kad neišpasakotų kitiem apie jį, persimeta per petį ir išeina. Po to prabunda mūsų klasė ir žiūri, kad viskas išvartyta. Nei, ką vėl per miegus vaikščiai? Čia buvo ne Šimkus ir jis nepaėmė eglės. Tai ką darom, eglę reikia gelbėt. Ir pradėjo pirmą ruoštis kalėdų gelbėjimui. Šviesa yra! Maišai Šimkui yra! Tik man atrodo pasiruošę. Palauk! Aš turiu naują. Švelnios medžiagos. Minkšta kaip išskalbtas hiperbolą. Adidas. 3 paloskių treningą. Mes priviliotumėm bet kokį Šimką. Mes dabar tikrai. Tuo tarpu Šimkus grįžo namo. Ul? Tai ko tu žiūrėjai mane, ką? Ko nebegodė tavo korišį, ką? Na, kaip tau? Ar ko tu nemėgsi? Ko tu mėtai? Nenori, nevalgysi. Bet tu treningas.
Žiūrėk, jo, reikia labai. Žinokit, čia ne gatvė kokia, čia ne Metlės miškai. Rimta. Jo. Gerai, laukia. Patriotami Vilniaus mieste gavom iškvietimą. 23:35 minutės. Pirmos A klasės buvo paukta Eglė ir Dovydas. Tikrai Eglė, vykstam patikrinti iškvietimą. Ne, mano neštukai. Ateik čia.
Būname visi kartu. Gauti daug dovanų. Daug atostogų. Dėl pieno vertus įmastyti. Tai mes tau dalyvausim dainą. Davai. apie pasipūtusią pamotę ir gražuolę Snieguolę, kuri dienas leisdavo Maksė centriuke ir amžinai selfindavosi. Problema ta, kad abi jos kariavo, kuri visgi gražesnė. Taigi, pradėkime nuo pradžių. Pamotė turėjo 3 dukras ir daugybę tarnų. Ji dalyvavo konkurse Lietuvos gražiausiai ir visada žinau, jog yra gražiausia šalyje. Bet... Turner, atneš man mano telefoną. Dėkui. Feisbukėlį, pasakyk, kas Lietuvoje gražiausias? Mama, tu nebe gražiausia Lietuvoje. Turner, į mano telefoną ir atves man Snieguolę. Ką, dirbai? Išvežk ją už miško, kažkur palikti anglies vėdą, kokie vilkai, ar nežinau. Tarnas įvykdė pamotės įsakymą, tačiau nesugebėjo jos palikti be nieko ir davė jai pinigų, kad turėtų kur apsistoti. Jis liepė jai bėgti ir apsistoti kuo toliau nuo miesto, kad pamotė jos daugiau niekados nebeatrastų. Snieguolė paklausė tarno, bėgo į mišką ir atrado tokį nedidelį jaukiai atrodantį namelį. Vaikinai, man reikia jūsų pagalbos. Mano paskui pamotė išvarė mane iš namų. Ar norėčiau
Snieguolė kiekvieną rytą gamino nykštukams valgyti, tvarkydavo namus. Jie labai susidraugavo ir tapo kaip tikra vieninga šeima. Kol vieną dieną atsitiko štai kas. Pas Snieguolę apsilankė pamotė apsimetusi avom konsultantę. Toliau kėlė nuotraukas ir tapo Lietuvos gražiausiai amžiams. Apie pamotę visi pamiršo, visiems rūpėjo tik gražuolė vardu Snieguolė. Apšerkšnyja mūsų žiemus, balta, balta, kur dairais. Ilgas pasakas mažiemus seka pirkiui vakarais. Apie klaidžią sniego pūgą. Saulės nukirptas kasas. Apie žąsiną moliūgą, kur išskrido į dausas.
apie trečią brolį Joną. Koks jis raitelis puikus. Kaip našlaitė nusiminus, grįžo tuščiomis atgal. Ir išpris niekaip negalo. Come into the tree. I told you to run, so we both be free. Strange things did happen in a stranger world. We're mad and big, mad and mad. Are you coming to the tree? Or now let's go home. Bėga ragana per sniegą, nepalikdama pėdų. Našlaitėlė gero būtų, bet jos pamotė pikta. Nu, palauk, dabar vaidina čia žalinę ryšį. Eik, arčiau! Nu, pučkis, iš nošės! Bet senelė užsnūdo ir jos pasaka baigta. Vidutė, gal padėsi man? Žaidžiu, keliu kažką. Į galėtus jau atinės dėsiu. Nu, jis pasidirbai. Giovanni, čia, matai kas čia? Stalas. Kas? Eglutė. Ir matai kas paklutė? Stalas. Dovanus, durnių. Dovanus. Nu, tai nekyla jokios idėjos. Bet negali kapoti. Turim vytos lauk. Ką tu nusišneki, tu dabar galvoji, kad kažkas ateis, tave supakuos, kiek kvaršiukai ateis tave...
39 straipsnio 3 punktą sutinku išteisinti jaunuką Vytutį kaip peršelius nuo kalėdinės bausmės. Su jų pažadu, kad tai daugiau nepasikartos. Pažada! Jo. Teismas baigtas. Ar girdėjot? Miške slepiasi didelis briedis. Žinot, ką tai reiškia? Teisybė! Jo, papa! Pala, Tyliai, kažkas ateina. tai briedis slepiasi! Vieną dieną snieguoliai atsibodo būti savo pilyje ir nusprendė pagrybauti. Ko jie nesitikėjo, tai kad pakely jie sutiks daug naujų draugų. Jo, papa, koks briedis! Jums draugai? Pasidarimas, Jos tarėsi patys. Ir galų gale nusprendė. Stop! Čia ne briedis. Ne briedis? Ir ne snieguolis. Čia snieguolis. Oh, shit. Žinai ką, kaip neštaukų vadė, aš atsiprašau tavęs, kad mes nerašorom. Būna. Svarbiausia, kad aš esu tai gal atšvęs muziką, maestro. Šoko, nusišoko, atsigalė, užmigo ir jie net nepastebėjo, kaip atėjo nauji metai. Nauji metai. Čia ilgas laiko tarpas šiaip. Visi paplaukim! Kartą seniai gyveno Alfredas.
Jo veidas beveik visada buvo rimtas, šiurkštus ir atžagarus. Jis nemėgo linksmintis, bendrauti. Alfredo nedžiugindavo jokios šventės, net kalėdos. Jis jų net nešvęsdavo. Anot jo, kalėdos ir visas tas kvailas šurmulys tik mažiems vaikams. Kaip ir kiekvienais metais, kūčių vakarą jis sėdėdavo savo mėgstamame krėsle ir skaitydavo mokslinės knygas. Alfredai, vakarienė paruošta. Nealkanas. Eina pasuisi. Na, Alfredas nebuvo šeimos žmogus. Jis mielai leisdavo savo laisvą laiką vienas. Kaip visada, paskaitęs valandėlę kitą, Alfredas net nepastebėjo, kaip greitai prabėgo vakaras ir jis nejučiamis užsnūdo. Tačiau šį vakarą, kitaip nei visada, Alfredą aplankė nelaukti svečiai. Sakoma, jo kalėdų naktį žmonės gali aplankyti patys keisčiausi sapnai.
Tačiau, ar tikrai tai tik sapnai? Dažnai. Será
taip subirėjo raudonkepuraitės svajonės. Ji užklupo mamą ir vilką romantiškai šokčius. Tačiau... Raudonkepuraitė. Štai atėjo lemtingosios kalėdos, kurių 20 metų laukia kiekviena šio pasaulio princesė. Lygiai po 20 metų per kalėdas susirinksime ir aptarsime savo gyvenimus. Toks susitarimas buvo priimtas tarp šių gražuolių. Taigi, kiekviena puolė ruošti šiam pokyliui. Pasakos pabaigoje sakoma, jog jos gyveno ilgai ir laimingai. Bet ar tikrai? Štai, pažvelkime į auksaplaukę. Meilė galbūt ir ne iš pirmo žvilgsnio, bet tvirta ir nepalaužiama. I am so fab. Check out, I'm blonde, I'm skinny, I'm rich, and I'm a little bit of a bitch. Bet vyras dar ir ekstremalas. Dėl pomėgio laipioti aukštomis, bokšto sienomis, jas kryti žemai galvą. Buvo neišvengiamas. Bet aš esu laiminga taškai. Gerai, kad jai liko jos mažylis. Mylimas ir žavingas princas. Mažylis. Labas, mamyte. Princas žavusis, kad ir koks bebūtų žavus, paveldėjo vieną ydą iš savo motinos. Jis tiesiog negali atplėšti rankų nuo savo plaukų bei veidrodžio. Na, štai tokia graži šeiminėlė tebegyvena auksaplaukės bokšte. O dabar nusikelkime pas Aladiną bei Džasminą. Miegančioji gražuolė galbūt ir pabudo iš amžino miego, bet tikriausiai gerai perėjo jos vyrui. Snieguolės princui pavyko pavogti iš piktosios karalienės veidrodį, bet jam, kaip ir piktai karalienė, išsivystė priklausomybė. O pelenė tapo labiausiai apdovanota visoje karalystėje. Jai gimė 2 gražūs vaikučiai. Tiesa, vienas hiperaktyvus, kitas hiperpasyvus, bet juk tai suteikia gyvenimui spalvų. Šitas vaikas atrodo pakankamai keistai, bet kitas vaikas dar keistesnis. Šitą paveldės sostą. Jėzus Marija, iš kur tokie blogi vaikai su tokiais ganus kaip mano? Na, o kai kurie pasakų veikėjai regis iš vis nusigyveno. Žinoma, kai kurie net neišgyveno. Pažvelkime į kai kurios pasakų blogiečius. Ragana visa su...
išsižadėjo, nes jos pasidarė blogesnės net už pačią motiną. Ir mes vis tiek viską sugadinsim. Na gerai, viskas buvo puiku lygi tol, kol mano vyras nepavogė iš raganos veidrodžio. Ir dabar jam terūpi tik jo išvaizda ir patvirtinimas, kad jis yra gražiausias. Matyt, veidrodėlį jis irgi atsibodo. Man sako, kad jis yra gražiausias. Mes visi girdėjom, kad... Ačiū, merginos, už to laiko. Bet gyvenimas tęsis. Aš žinau, vienintelis pasikeičiavimas. Mano sūnus žavusis. Mes vienas kitą palaikydami taip gyvenam, tiesa? Na, manasis princas prarado savo formą, bei žavėsi, bei jis iš viso išprotėjo. Žodžiu, jisai visada šneka apie kažkokį kilimą, skraidantį kilimą. Ir jūs patikėsit. Tai reiškia apie kilimą šneka, neįsivaizduot, ko man reiškia iš mane. Dar vieno vaiko. Turiu vieną flermą, kuris miega, kitą. Įsivaizduot, toks trečias būtų. Vienai vaikai, kitai kilimai, o mano vyras pastoviai miega ir vaiko neprižiūri. Dabar jau miegantis jis ant aš. Kas čia dabar daro? Įkvėpkime gryno oro. Tiesiog švęskite ir džiaukite